Labas! Vikingų loto žaidime laimėjimai seka vienas po kito, kol džiaugiamės vadybininko iš Kauno sėkme laimėjus auksinį prizą. Praėjusį trečiadienį 5+1 prizą, beveik 7,5 tūkstančių eurų, pasidalino 2 žaidėjai iš Lietuvos. Na, o tu gali pretenduoti į gerokai didesnės sumas, juk auksinis prizas šį vakarą siekia 110 tūkstančių eurų. Didysis prizas 825 tūkstančiai eurų. O aukso puodė susikaupė 2 450 000 eurų. Pažiūrėkim, kaip šį vakarą seksis Lietuvos žaidėjams. Pradedame 1227 tiražą. Auksinis šio vakaro skaičius yra 8. Dabar išėdės 6 pagrindiniai skaičiai. Jei dar kartą iškris auksinis skaičius, varžysimės dėl aukso puodo ir auksinio prizo. Devyniolika. 8. 28. 44. 43. 7. Taip, tarp jų yra auksinis skaičius, tai reiškia, kad gali būti laimėtas aukso puodas ir auksinis prizas. Rieda 2 papildomi skaičiai, jie padės tau laimėti smulkesnius prizus. Tai 20. Ir 25. Štai ir visi skaičiai, pažiūrėkime, ar kas nors laimėjo aukso puodą. Taip, turim 2 laimėtojus. Vienas iš Danijos, o kitas iš Norvegijos. Na, bus laimėtas jau 4. auksinis prizas. Taip, kompiuteris mums rodo, kad 110 772 eurus pasidalino 3 žaidėjai, 2 iš Vilniaus ir 1 iš Telšių. Jie visi 3 laimėjo beveik po 37 tūkstančius eurų. Sveikinu laimėjus auksinį prizą. Lietuviams tikrai sekasi. Na, o kitą savaitę auksinis prizas gali siekti 100 000 eurų. Spėjame, kad didysis prizas bus apie 800 000 eurų. Nors aukso puodą ką tik susižėrė 2 žaidėjai iš Danijos ir Norvegijos, kitą trečiadienį tu vėl galėsi laimėti 1 600 000 eurų. Primenu, kad greičiausia, patogiausia ir saugiausia Vikingų loto žaisti internetu adresu perlas.lt. Juk ne vienas internetu pirktas bilietas dar nėra pasimetęs ir ne vienas laimėjimas neliko neatsiimtas. Susitinkam kitą trečiadienį. Iki!